Wow. Žiauriai gerai. Labai geras. Aš esu apakęs. Nusprendėm pasigamint plovą kazanę ir nufilmuosim viską, tai gal irgi bus įdomu pažiūrėti. Nuo ko pradėsim? Užsikuriam laužą. Kur kirvis? Fiskars. Niekada nepražūsi. Gerai, susismulkinam malkas iki minimumo. Tai dabar reik popieriaus neturim. Turi gal popieriaus? Turiu biškį. O. Gerai, prasikurs. Koks čia medis? Čia, man atrodo, pušis gal ir uosis. Tai gerai, užsikūrėm šitą visą kazaną, tu atnešim, užsidėsim. Šitą nuimam ir čia dėsim kazaną. Biški oras ne kažką, lendam į vidų. Išsiplausim ryžius, nusiskusim morkas. 2 pactas. Šaltą vandeniu. Skuta žiauriai gerai. Oik, tu kai lyja, pažiūrėk. Lyja tiesiai į vidų. Padarom taip. Papušim gal geriau bus. Netikėtai užklupo čia lietelis. Ryžius išsiplovėm. Morkas nusiskutom. Taip, reikia susipjaustyti morkas. Dovydas pjausto morkas. Reikia susipjaustyti svogūną. Paėmiau jautienos. O, koks gabalas. Vau, vyva. Mėsytė tai gerai atrodo. Sorry, veganai, už tokius vaizdelius. Nu va, kol viską susipjaustėm, susičečkavojom, atėjo geras oras, dedam kazaną, deginam. Įvairuot. Kazaniukas paruoštas, viskas paruoštas, supjaustyta. Žiūrėjom. Turim jautieną, avižirnius, morkas, svogūnus, svogūnų galus, druską, prieskoniai dar ten. Nu, čia visokio kitokio dalykėlių. Dabar pilam aliejaus. Pirmiausia, reikia šitus suskrudinti iki kol pajuoduos. Čia svogūno galai, juos reikia skrudinti kol pajuoduoja. Tada atsiranda specifinis kvapas. Pradeda juoduot svogūnų galiukai. Nu ką, atėjo eilė mėsai. Reik maišyti visą laiką. Tada dedam svogūną. Gal reikia čia atidaryti? Dedam morkas. Nu, gabalai tokie nevaikiški. Dabar ir atnešiu 2 litrus karšto vandenio. 2 litrai karšto vandenuko. O dieve, kaip skanu. Tokio minkštumo. Dabar. Labai gerai. Dabar dedam avižirnius. Kaip gerai atrodo. Wow. Aš apakęs. Dabar reikia pilt prieskonių. Matuosim saujom. Ir tada pipirų. Pipirus dėsim nemaltas, tai parašyta. Saujelė. Čia saujelė. Nu, daugiau gal. Nu, čia saujelė, jo, vaikiška saujelė tokia. Lauro lapai. Porą gysločių. Trauklapių. Biškį pamakačiuojam ir šitą sriubą reiks pavirt 25-30 minučių. Nu, kaip sekasi? Nu, čia taip švelniai kunkuliuoja. Pagal chronometrą tai liko 7 minutėlės. Dėsim pagrindinį ingredientą – ryžius. Tai va, čia yra lygiai 1 kilas ryžių, basmatė aukščiausios klasės, tiesiai iš Azijos. Kaip ryžis? Gal paragauti. Oi, labai gerai. Geriausias ryžis visiuose. 3, 2, 1. Dan. Dabar išplautus ryžius ant viršaus gražiai paskleisim.
Gražiai paskleidžiam. Ir 3 galvas česnakų. Dabar dar apie 30 minučių. Hey Siri, 30 minutes. 30 minutes counting down. Ką, laukiam 30 minučių ir jau galėsim ragauti. Padarėm kauburį, dabar reikia dar garam padaryti skylės, išleisti. Garam skylės gali padaryti su iešmais. Va, su iešmais ir pasuk. Iki pat dugno. Jo. Ir va tokias va. Super, skylės bus. Kiek darom skylių? 14. 9. 14. Gerai. Dabar uždengiam dangtį. Visiškai sumažinam ugnį. 25 minutės. Dabar darysim uzbekiškas pomidorų salotas prie plovo. Reikia susipjaustyti pomidorą super plonai. Tai čia yra pomidoras, yra svogūnas. Einam, gal pažiūrėti, kaip plovas atrodo. O, vaikelė. Vaikinė, tai kad čia jau išvirė. Kvapelis tai kaip kinzai. Wow. Manau geriau. Wow, vyva, dar pamaišyti reiks. Taip noriu valgyti, kad net galvas skauda. Reiktų, aš jau ceilės ryju. Kokio gerumo čia plovenzas. Nu ką, viskas. Išbandymų metas. Wow, aš esu apakęs. Kinza vaibai. Žiauriai gerai. O, kaip gerai. Labai geras. Nerealiai. Galima pakartot. Man ryžiai kokie geri. Wow. Nu, pažiūrim, kaip šitas tinka. Žiauriai gerai. Viso gero.